Tai kada vaikai, o kada antras, ar visada taip lengva pastoti? Ir kas atsitinka poroje, kai po dar vieno nesėkmingo atvejo meilė, aistra ir pasitikėjimas virsta į gėdą, kaltę ir nerimą. Ne visada tas kelias toks lengvas, nes nemažai žmonių atėję galvoja, kad atsisėda pas mus į kėdę ir beveik leliukas jau yra. Iš tikrųjų, arba, jeigu ne mažai žingsneliais, tai jau po pagalbinio apvaisinimo tikrai bus. Tikrai bus. Tai va čia turbūt yra viena tokių didžiausių problemų ir man įtampa kelia kartais, nes aš matau tą žmonių tokį, kaip gal perdėtus lūkesčius, ar ne? Negaliu taip sakyti, kad gal perdėti lūkesčiai, bet... Gal jie yra normalūs, lūkestis normalus turėti vaikų, bet tas dėja yra ir galimybės. Kad yra apie 50% sėkmės tikimybė iš vienos procedūros, tarkim. Jeigu aš matau, kad yra geriau padaryti procedūrą ir ten, nežinau, ar išpunktuoti, jeigu tai yra pagalbinis apvaisinimas, ar jau įkelti embrioną, tarkim, sekmadienį, per Kalėdas. Nežinau, tai čia mūsų kasdienybė, per Velykas ir panašiai, tai tą ir padarai. Tarkim, būna, tu jau nedarbo tavo diena, bet tu lėktuve turi būti greitu metu, tu su lagaminu atvažiuoji, aš čia ir mano kolegom, tas būdinga čia ne viena. Aš taip atvažiuoju, lagaminai stovi, greitai, bet turiu omeny, kaip gali, suplanuoji laiką, surenki, padarai ir išvažiuoji. Ačiū Dievui, kad persijungia, bet aš esu konsultavus ne vieną porą, kur nepersijungia. Ir žmonės susilaukia vaikų ir lytinis gyvenimas išnyksta. Ir tarkim, kaip aš, kaip psichiatras, tai nėra mano tokie tiksliniai klausimai paklausti, bet tuo pačiu eigoj kažkaip išryškėja, kaip tas intimumas, kaip pora, kaip santykiai. Ir aš galvoju, ar tikrai pasiektas tikslas turėti vaiką padarė jūs laimingus? Taip, čia irgi yra tema. Iš tikrųjų, kartais žmonės taip sueina į tą tikslą, kad viskas aplinkui išnyksta ir aš tą matau. Kad iš tikrųjų kartais net galvoja, ar tikrai tai yra jūsų situacija. Tai aišku, to neištransliuoja, bet yra retai, bet matau tokių atvejų. Tai kada vaikai, o kada antras, ar visada taip lengva pastoti? Ir kas atsitinka poroje, kai po dar vieno nesėkmingo atvejo meilė, aistra ir pasitikėjimas virsta į gėdą, kaltę ir nerimą. Šią subtilę temą, vaisingumo temą, šiandien pakalbėsime su gydytoja ginekologe, vaisingumo specialiste Elina Žiurman. Ir aš, gydytoja psichiatrė Ieva Šveikauskienė. Labą dieną, Elina. Labą dieną. Subtili tema. Tikrai taip. Tikrai taip. Gal pakalbėkim pirmiausia apie tai, kas tai yra, apibrėžimas, nuo kada pora turėtų susimastyti, kad gal turi problemų vaisingumo temoje ir kokie tie skaičiukai, kokio dydžio tai yra problema pasaulyje ir Lietuvoje. Tai turbūt nuo apibrėžimo, ar ne? Taip. Tai pora skaitosi nevaisinga, jeigu metus laiko turėdama reguliarų lytinį gyvenimą, tai yra maždaug 2-3 kartai per savaitę be apsaugos nepastoja. Tuomet mes jau kaip ir tą diagnozę, sakykime, galime rašyti. Net nereikia jokių tyrimų, tiesiog natūraliame gyvenime, jeigu tai neįvyksta. Per metus, tai tada jau skaitasi, kad greičiausiai problema yra ir reikėtų ieškoti priežasties, turbūt taip. Taip. Dėl skaičiukų Lietuva su pasauliu keliauja vienodai, manau. Tai yra pagal Pasaulinę sveikatos organizaciją kažkur 12-15%, ar ne? Matom Lietuvoje apie 15% porų per pirmus metus susiduria su vaisingumo problemomis ir per antrus metus lieka apie 10% porų. Negali Bet vis tiek labai daug. Tikrai taip. 1 iš 10 porų. Taip. Sveikų, jaunų, žmonių. Taip. Nes mes taip kažkaip labiau liktai linkę kalbėti apie apsisaugojimą, kad nebūtų kitą pusę. Taip, į kitą pusę, ne, o kad toj kitoj pusėje tokia didelė problema kažkaip tai liktai dar mažokai yra kalbama. Mažai kalbama viešai, nors mane džiugina, kad dabar pagal tai, kaip matau ateinančius poras, rautus, ar ne, vis dėlto jau informaciją randa ir
tokią pakankamai dažniausiai tikslę, neskaitant forumų tam tikrų, bet visumoje už tų teisingų sklaidos šaltinių, tai tikrai randa tinkamą informaciją. O sakykit, ar galim vadinti, kad šeima yra nevaisinga, jeigu jau turi vieną vaiką? Deja, iš tikrųjų gali atsitikti ir tai turbūt prie mitų kategorijos būtų, jeigu turiu vaiką, pirmą kartą pavyko ar ne, tai ir antrą kartą pavyks. Tai iš tikrųjų matom ir tokią situaciją, kad deja ne visiems pasiseka antrą kartą taip lengvai ir tikrai tokių porų turime. Nes aš galvoju, va tas toks piktas klausimas, o kada antras, o kada antras, o kai nebūkite ten tinginiai ir visos kitos replikos, aš galvoju, kartais tai gali būti visiškai ne apie tai, kad tu nenori. Tikrai taip. Ir čia toks jau būtų kaip ir iš mitų kategorijos, taip, kad jeigu yra vienas, tai būtinai gali būti antras. Arba jeigu vienas poroj turi vaiką iš gal ankstesnės partnerystės, tai reiškia, jisai gali turėti vaikų, o galbūt antras partneris, kuris neturėjo vaikų ir kartu jam nepavyksta, reiškia, problema jau yra tame partneryje, tai tikrai toli gražu matom, kad taip nėra. O kokie būtų pirmieji žingsniai, tarkim, pora paklausė mūsų, paskaitė dar kitų šaltinių, kad metai laiko, pastojimo nėra. Koks tas pirmas žingsnis? Nes turbūt vaisingumo specialistas nėra pirmas konsultantas, kuris turėtų atsirasti poros gyvenime. Dažniausiai taip. Turbūt pradžiai tai reikėtų nebijoti, manyčiau, ar ne, ir net tolinti tos problemos, neneigti jos, kad jinai yra, greičiausiai nepavyksta, ar ne. Reikėtų kreiptis pagalbos. Aš manau, bent pradžiai ten, kur jau sugalvojate, galbūt ir šeimos daktaras, kažkas, kas tave nukreiptų teisingai. Bet tarkim, gal kalbant mūsų temą, ko man Lietuvoje trūksta, ar ne, tai būtent to psichologinio požiūrio į šitą problemą, nes užsienio šalis kai kurios turi specialistus, psichologus, būtent parengtus vaisingumo tema ir pora, kai susiduria su nevaisingumu, pradžiai yra nukreipiama į psichologo kabinetą. Va kaip, oi, čia man jau saldu. Taip, labai norėtų pirmas specialistas būtų psichologas. Tikrai taip, nes kai ateina nepasiruošusi pora, didžioji dalis yra nepasiruošę ir ateina pas mane ir tikrai dažnai tenka bendrauti psichologinę pasiruošę turėti problemą, kad tai yra problema ir su kuo aš susidursiu, taip? Taip, tikrai, tenka labai nemažai bendrauti, tenka tą įtampą nuimti. Matau kartais tas pykčio priepuolius, kurie aš suprantu, ne man nukreipti yra, bet tai yra tas problemos tokia išraiška. Net konsultacijai gali būti tai. Būna tokių, kad tu klausi ir jauti, kad tau daro paslaugą atsakydami. Tikrai ne visos poros, tai yra vienetai, kai tikrai sunkus tokie atvejai psichologiškai, bet jie yra. Yra, kad akis nežiūri, ateina ir toksai, tu matai, kad ateina, nori pagalbos, bet tuo pačiu, tokia agresija iš žmogaus sklinda. Pasyvi kartais agresija, taip, lyg tai nieko blogo tau nesakau, bet intonacija tokia yra. Tai vat ir norėjau klausti, beveik jau jūs ir pati einate toj temoj, ginekologo kabinete ateina pora su vaisingumo problemom. Kaip jūs pati jaučiat ir kaip jūs pati dirbate? Ar mes pradėsim nuo fiziologijos, patologijos ar nuo psichologijos? Kur keliat savo gal kaip specialistų reikalavimą? Koks yra mano darbo stilius ir kas veikia, kas neveikia? Aš labai matau pagal žmonės, iš tikrųjų, ko reikia tuo metu. Tai mes ir pajuokaujam, kartais būna ir kažkokia, gal nukrypstam trumpai kur nors ar ne, bet aišku, iš tikrųjų norėtųsi jau kaip pas mane ateina pora, kad mes konkrečiai kokia problema, ta prasme istorija, anamnezė. Renkam ar ne bendrai sveikatos anamnezę, ar ne, ar turi galbūt iš praeitų partnerysčių vaikus, gal nėštumo nutrūkimai, nutraukimai, ginekologinės ligos, turėtos operacijos, gretutinės ligos, daug dalykų. Psichologija, bet vis tiek. Taip. Žinot, vis tiek laikas dėja yra ribotas mano kabinete, ir tu stengiasi, tu aišku, bandai, kartais ir vėluoji, jeigu reikia ilgiau tam žmogui laiko, bet vis tiek aš negaliu tiek laiko skirto, tai yra problema ne vien fiziologinė. Būtų smagu, kad būtų tam daugiau konsultacijų, taip? Tikrai skirta.
norėtųsi. Nes aš taip tiesiog kažkaip kartais temas matuojuosi pagal save, aš gal man tai būtų labai smagu, jeigu mane psichologiškai pasitiktų. Kaip tu dėl to jautiesi, ką tu dėl to išgyveni. Taip. Ne? O kas tau priimtina, kas nepriimtina, ne? O kokios gydymo galimybės, kažkaip aš tai šitoj temai ypatingai daug matau psichologijos. Daug, taigi ateina būna ir jau matau, ateina, dar nepradeda kalbėti, jau akis pilnas ašarų. Aš tuo metu sakau, kad jeigu norite, jūs galite paverkti, ta prasme iš tikrųjų aš jūs suprantu, pasiūlau vandens, galbūt padarom kažkokią pertraukėlę, sakau, neskubėkite, turėkit laiko. Būna tokių momentų. Elina, aš tikiu, kad žmonės verkia, žinot, jie pas jūs atėję gal tikisi iš savęs neverkti, nes tą, ką aš matau savo kabinete, man atrodo, kad verkti pas psichiatrą tai yra visiškai legalu. Ir tą, ką aš matau, kad žmonės taip tramdo emocijas ir sako, daktarė, aš atsiprašau, kad aš čia verkiu. Tai man, aš tiesiog net neturiu ką pasakyti, nes nesinori pertraukti žmogaus, bet koks atsiprašymas už emocijas. Tai aš kažkaip tai manau, kad ir jūsų kabinete yra labai daug emocijų. Daug emocijų, daug. Iš tikrųjų, net žinau, čia toks nukrypimas, bet kai kurie kolegos bandė vaisingumo kelią, mano kolegos ginekologai dirbti, tam keliai negalėjo to daryti ir tiesiog pakeitė kryptį vien dėl to tokio emocinio, stipraus komponento pakankamai. Tai ką dažniausiai matot, mes taip liktai iš toli šnekam, bet ką jūs matot iš to psichologinio aspekto, su kokia ta jausmų amplitudė žmonės susiduria? Nusivylimas turbūt, nerimas, liūdesys, depresyvios mintis, kaip aš tą suprantu. Taip. Manau, kad taip. Nemažai tokių dalykų. Ir neigimas iš tikrųjų yra neigimas. Manau, kad visos man negali būti taip, kas čia, kodėl. Taip. Ir aš ten turėjau vaikų ir čia tikrai taip nėra, negali būti. Taip. Depresijos prasme, iš tikrųjų, jeigu taip statistiškai pasižiūrėti, tai bendroj populiacijoje depresija serga tarpe 70% žmonių. Tai irgi labai nemažas procentas. Tuo tarpu žmonės susiduriantys su vaisingumo problema apie 40%. Tai beveik pusė turi depresinės simptomatikos arba pilnai tiek simptomatikos, kad diagnozuotumėm depresiją. O jeigu dar vieną skaičiuką pasidalinčiau, tai žmonės, kurie patyrė nesėkmingą dirbtinio apvaisinimo atvejį, apie 60%. Tai reiškia, ši depresija, jinai beveik yra negaliu taip sakyti visada, turbūt, ne visiems, bet tam tikram išreikštume turbūt, kad jaustis liūdnam, nusivylusiam, pavargusiam, be energijos, be jėgų, be tikėjimo. Nes depresija tai liktai čia iš kažkur iš debesų, bet čia visas tas psichologinis spektras turbūt yra beveik normalu. Tai turbūt vėlgi mes kalbam dabar apie tą psichologinį tiesiog žmonių, vien kad nepavyko ar nusiteikimus, emocijas ir panašiai, bet dar reikėtų pakalbėti turbūt, ko jie tikisi atėję pas specialistą vaisingumo, kaip jie tą mato ir tam irgi turbūt reikėtų jūsų specialistų, kurie papasakotų, kad ne visada tas kelias toks lengvas, nes nemažai žmonių atėję galvoja, kad atsisėda pas mus į kėdę ir beveik lėliukas jau yra. Iš tikrųjų, arba, jeigu ne mažai žingsneliais, tai jau po pagalbinio apvaisinimo tikrai bus. Tikrai bus. Tai va čia turbūt yra viena tokių didžiausių problemų ir man įtampa kelia kartais, nes aš matau tą žmonių tokį, kaip gal perdėtus lūkesčius, ar ne? Negaliu taip sakyti, kad gal perdėti lūkesčiai, bet... Gal jie yra normalūs, lūkestis normalus turėti vaikų, bet tas... Dėja yra ir galimybės, kad yra apie 50% sėkmės tikimybė iš vienos procedūros, tarkim. Bet ir iš artimos aplinkos, galiu pasidalinti, kai, pas mane galbūt teiktų sakyti, taip gydėsi, jau baigėsi sėkmingai tas atvejis, viena pora, kur turim bendrų pažįstamų ir susitikom su tais pažįstamais ir man pasakoja moteris, taip emocionaliai, tai įsivaizduoja, sako, jie dabar planuoja čia gyvūną auginti, neįsigyti, tai kaip, taigi jau čia tuoj nėštumas, taigi jinai tuoj bus mama. Ir man jau tokia įtampa, aš ją stabdau, sakau, palauk, sakau, kodėl tu galvoji, kad tuoj bus mama, mes tik turim užsišaldę embrionus. Dar nėra nėštumo fakto, o jeigu nepavyks, tokia pauzė.
Tai taip, bet vis tiek. Bet ir vis tiek tą patį. Elina, o jeigu pakalbėtumėm apie tai, kaip jaučiasi daktaras savo kėdėje, ne? Kai žmonės, tarkim, turi gal per didelius lūkesčius. Kas vyksta su tavimi? Aš iš tikrųjų jaučiu, kadangi jaučiu atsakomybę, ar ne, tai jaučiu šiokią tokią įtampą, nes vėlgi aš visada bandau įvesti, kiek galiu. Tai sėkmės tikimybės, jos vis tiek yra individualios, yra tie skaičiukai 50 galbūt bendrai, bet kiekvienas atvejis jisai individualus ir vėlgi bandau paaiškinti, kad ne visada čia jau kalbam dabar apie pagalbinę apvaisinimą, ar ne? Tiesiog, kad jeigu įkelsim aukščiausios kokybės embrioną, raidelėmis įvertinimas ir skaičiukais, tarkim 4AA, tai ne visada reiškia, kad jau tikrai bus nėštumas, nes dalis žmonių galvoja, kad jeigu yra skaičiukai tokie aukšti, tai idealios kokybės embrionas, tai kaip ir lygų nėštumas, jau ir gimdymas, ta prasme sėkmingas leliukas, tai toli gražu, kartais matom, kad vieną keliam aukštos kokybės, antrą nepavyksta, įkeliam silpnesnį ir puikiai pastoja. Ta prasme, nėra 100% koreliacijos. Nes tai yra tie skaičiukai raidelės, tai nėra viską, ką mes matom ir žinom, yra daug kitų kriterijų. Tai aš iš tikrųjų, kai matau, kad jau pora turi, tokius lūkesčius, kartais ne visai realius, pabandau labai atsargiai, labai gražiai pasakyti, kad jeigu taip atsitiktų, kad nepavyko, tikrai negalvokit, kad tai jau yra viskas, nes galbūt jūsų embrionai kiti atrodo silpnesnės kokybės, paaiškinu, kas dar galėtų lemti ir panašiai. Tai irgi iš tų tokių atvejų. Bet sutik, yra tas dalykas, kai kartais norisi save apsaugot, ką? Norisi apsaugot, tikrai taip, nes, paskui nesinori jaustis kaltai, nors tu ir supranti, kad tu nekalta toj situacijai, bet tada žmonės galvoja, tai kaip, tai buvo idealios kokybės embrionas, tai kaip, tai viskas jau čia nėštumas lygų. Taip. Ir vėl, ne, tas jausmų spektras, žmonės gal savyje jaučiasi nusivylę ir perkeldami kaltę ant daktaro, pasidalina savo jausmus. Pasidalina visai. Taip lengviau turbūt pasidalinti jausmus, taip. O Elina, tu pati, būna taip, kad reikia tau pagalbos po konsultacijų? Nebūtinai eiti pas specialistą, bet ar būna tokių dienų, kai... Būna tikrai labai sunkių akimirkų, juo labiau, jeigu tu nesitikėjai kažkokios baigties. Ir pavyzdžiui, tu neturi atsakymo, kodėl įvyko taip, kaip įvyko, ir žmonės į tave žiūri didelėm akim ir tu turi paaiškinti, kodėl, bet aš nežinau, kodėl, nes tam nėra medicininio aiškaus paaiškinimo. Tu pradedi pasakot, kad galbūt dėl to ir dėl to, bet aš nežinau, dėl ko iš tikrųjų. Ir faktas, kad aš lygiai taip pat išgyvenu su jais. Ta prasme, aš žinau, kad aš darau, kiek aš nuo manęs priklauso maksimaliai gerai, turiuomenį mano sritį, kiek aš galiu padaryti, bet ne viskas nuo manęs priklauso. Tai aišku, tas man kažkokią ramybę vidinę duoda, kad aš stengiuosi padaryti savo geriausią, bet faktas, kad kai vyksta tokie atvejai, kurių tu nesitikėjai, kur tarsi tai porai taip neturėjo būti pagal viską, kaip tu apskaičiavai, tai yra vienetai, bet kartais taip atsitinka, tada tikrai išmuša iš pusiausvyros ir labai sunku perimti tolimesnės konsultacijas, nes tu dar ten esi kartu su jais, juose, jų jausmuose. Bet aš galvoju, kartais mes kažkaip tai tą tokį, kokį aš vystau savo reikalavimą mūsų psichiatriniai praktikoje, tai mes irgi turim tų nesėkmingų atvejų, didžiausia nesėkmė pas mus yra savižudybės. Ir aš galvoju, vėl keli 1000 klausimų, ką aš ne taip padariau, kodėl taip atsitiko. Arba bijai, kad tave gal apkaltins, gal kažkas bus piktas, gal kažkas eis teisiniais dalykais. Tai galvoju, kokią tu turi savo savi pagalbą, ką? Išbūti su žmonėmis tokio jautrioj temoj ir sėkmės ir nesėkmės. Sėkmė aišku, kad mus atpalaiduoja. Tai turbūt, kaip ir sakiau, pirmoji eilėj tas žinojimas savo ir prieš save, kad tu padarai savo geriausią, kaip tu galėjai padaryti, kad tu tikrai nepadarai kažką, kad gal greičiau, gal nepatogiau ten jam, bet patogiau tau niekada. Tai tarkim, jeigu mes turim
Jeigu aš matau, kad yra geriau padaryti procedūrą ir ten, nežinau, ar išpunktuoti, jeigu tai yra pagalbinis apaisinimas, ar jau įkelti embrioną, tarkim, sekmadienį, per Kalėdas, nežinau, tai čia mūsų kasdienybė, per Velykas ir panašiai, tai tą ir padarai. Tarkim, būna, tu jau nedarbo tavo diena, bet tu lėktuve turi būti greitu metu, tu su lagaminu atvažiuoji, aš ir mano kolegom, tas būdinga čia ne vienu. Aš taip atvažiuoju, lagaminai stovi, greitai, bet turiu omeny, kaip gali, suplanuoji laiką, surenki, padarai ir išvažiuoji. Na, ta prasme, tikrai čia tokias rytis, kur tu lyg ir savo priklausai, bet nepriklausai savo pilnai. Taip, plus aš visą laiką telefono numeris yra mano pasiekiamas, tikrai pacientė šitą žino, tai yra saugumo jausmas pakankamai. Bet to aš manau, kad nuo to ir sėkmė priklauso, nes yra kritiniai momentai. Taip, kartais, kur tu turi suvaldyti medikamentus, galbūt tam tikras situacijas ar ne. Tai, na, aš jau, man atrodo, maksimaliai padarau ir vėlgi žinojimas, kad ne viskas nuo manęs priklauso. Taip, dalintis atsakomybę. Tas truputėlį tikrai palengvina turbūt tą būklę. Jo labiau ir, kaip tu sakai, dalintis atsakomybę irgi gerai pasakai. Iš tikrųjų, aš stengiuosi visą laiką papasakoti pacientam visas galimybės, kaip galbūt man, embriologą, mes kartu kalbam, kaip atrodo, kad būtų geriau padaryti, bet galėtų būti taip, taip ir taip. Ir galutinį sprendimą leidžiu priimti jiem, galbūt su kažkokiu tokiu, na, palenkimu į tam tikrą pusę, bet neperdėtai. Iš tikrųjų, jeigu yra kelios opcijos, aš sakau, galbūt yra saugiau ir geriau taip, bet jeigu jums atrodo ir jūs norite daryti kitaip, mes padarysim kitaip. Proto ribose, žinoma, bet taip. O žinai, ką aš darau nesėkmės atveju? Kalbuosi. Taip. Aš dabar tą tokį išmokau, kad aš tiesiog leidžiu savo padaryti tiek skambučių, kiek man reikia. Ir aš turiu išsirinkusi savo saugius žmonės, su kuriais aš galiu kalbėtis apie nesėkmę. Taip. Nes, kalbėti apie nesėkmę, tai savotiškai, vis tiek mes kažkaip personalizuojam visą tai, kad gal aš tikrai nekaltas, bet, jausmas yra, kad tau nepavyko. Tai va, tai aš galvoju, aš kalbuosi, aš turiu kolektyvę saugius žmonės, aš turiu artimoje aplinkoje, tai kažkaip tai toks galvoju, kad pasirūpinimas savimi yra labai. Aš irgi turiu. Iš tikrųjų, jeigu pereinant jau tą tokį už kadro, tai kas lieka faktas, kad irgi turiu ir yra gerai ir reikia. Visada geriau pasakyti, nei ten viduje uždaryti. Ir aš kartais, žinok, verkiu, bet neįgriebtų žmonės galvoja, kad daktaras dėl savo pacientų neverkia, bet čia netiesa. Mes kartais dėl jūsų verkiam. Tai. Ir tos tokios, kaip būna netektis skaudžios, tai jo. Yra buvę taip, kad aš verkiu. Elena, kaip tu manai, mitai čia padeda, kenkia ir kiek jų yra apie vaisingumą? Na, turbūt tų mitų begalė, aš iš tikrųjų taip nesidomėjau labai daug, bet ką matau, girdžiu, ar ne, tai vat vienas iš tų mitų, kaip ir kalbėjom, kad jeigu jau turiu vaikelį, tikrai pakankamai gajus. Čia stiprus mitas būtų taip, ką aš dabar girdžiu. Taip, nes aš matau ir tiesiog kad pakankamai ilgą laiką bando susilaukti antro, nesgi turi pavykti, nes jau yra, ir nepavyksta, ar ne, tai vienas iš tų tokių mitų. Kitas mitas turbūt vis dar yra, nors jau mažėja, kad moteris prisiema pagrindinę atsakomybę, kad vyras tai negali būti kaltas. Tikrai mažėja. Vis dar yra nešti, nors atrodo taip, jau čia mediciniškai viskas aišku. 40% galima. 30-40 vyro priežastingumų. Taip, arba bendros bent jau, ar ne, problemos gali būti. Bet kartais tikrai dar ateina moteris, sako, aš noriu išsitirti pirmą, bet aš sakau, palaukit. Sakau, taip, jūs išsitirsit, galbūt mes rasim, o gal nerasim, tada aš pagal jūs bandysiu kažkokią metodiką parinkti. Bet mes nežinom, antros pusės, gal tą, ką mes darysim, bus bergždžias darbas, kažkoks mes turim matyti. Tai dar šitas, taip. Aš dar ką girdžiu, kad per mažai stengiatės. Kai jau gerai čia stengsitės, norės arba nenorit. Liktai su žmogaus kažkokia valia yra susiejamas. Vaisingumas, tai kažkaip gal irgi turbūt tokia stipri projekcija į porą, kad tu liktai čia. Arba tarkim, ten nepavyko, tavo močiutė ilgai stengiasi, mes ten labai ilgai. Gal ir yra tame kažkokia genetika, bet labai daug tada čia užsikuria mechanizmo, kad taip, kad aš irgi negalėsiu, viskas, ta prasme, tai šitas yra. O kaip pati matai, gali būti tiesiog psichologinės problemos? Tai labai stipriai gali, ypač lėtinis stresas.
Nu, čia tiesiog yra fiziologinis mechanizmas, ar ne tas staigus išgąstis kažkur kažką, bet yra lėtinis tas, šitas tai tikrai matau. Kartais ir padeda atostogos, ar ne ilgas. Aišku, tai negali sakyti, važiuokit pradžioje atostogų ir panašiai, bet COVID'as labai gerai parodė mums tą situaciją, kai vieną dieną turėjom stabdyti viską, tai yra pradėti ciklai, kai stimuliuojamas moteris, kai pagalbinė apvaisinimą ir panašiai. Ir ten čia subtilu. Mesgi viską turėjom stabdyti per pirmą, paskui per antrą jau galėjom dirbti, bet pirmas tikrai buvo toksai drastiškas ir bijau sumeluoti, ne mano vienos, bet per kolegų bendrai mūsų ratą 4 ar 5 poros, kurios ėjo pagalbinio apvaisinimo keliu, pastoja natūraliai. Tiesiog. Tai šlovė COVID'ui. Nepasirodo, gali būti ir ta teigiama pusė, nes turbūt žmonės, aš taip tą matau, nežinau, gal tu mane pataisysi, kad jie, savotiškai ne tai, kad atsipalaidavo, bet viskas, tai ką tu gali padaryti, tai tu perjungi mintis į COVID'ą, turbūt aš nežinau, kitus dalykus, turi santykius ir panašiai, bet apie tai negalvoji. Arba irgi kitas momentas, ką irgi matom, kad pirmą vaikelį susilaukia su pagalba, po pagalbinio apvaisinimo, bet nereta pora antrą susilaukia natūraliai. Tai vėlgi, kaip aš galvoju, jie turbūt perengė mintis į vystyklus, aš nežinau, į vaikelį, negalvoja apie antrą. Kad čia jau reikia ir panašiai ir ateina sėkmingai besilaukdami, tai čia psichologija. Ir aš vieną porą turiu, kurie tikrai labai sunkiai susilaukė pirmo vaikelio. Ir po to sako, ateina nevaisinga daugiavaikė pas jūs. Ir sako, tai vyras jau man sako, taigi tu sakei, kad tu nevaisinga, o dabar jau trečias. Tai galvoju, toks, iš tikrųjų turbūt, kad yra tos psichologijos ir kažkas mumise atsipalaiduoja, gal energetiniuose, gal fiziologiniam lygmenį to pačiu. Manau, kad taip. Nes, kas yra stresas, tai yra spazmas. Taip, spazmas visame kame, tame tarpe turbūt ir visoje reprodukciniai sistemoje. Tiesiogiai nepriklausomybė. Aišku, ne visiems, tu negali viską nurašyti 100% stresui, tu nevaisingumą. Tai irgi toks tarp mito ir tiesos, ne, kad šeimos, kurios ten tikrai daug daro, kad turėtų vaikus, likiem, kaip pasakai, kad jūs čia atsipalaiduokit ir viskas bus jiems gal tikrai skamba kaip priekaištas. Tada atvirkštinis efektas gaunasi taip. Čia labai subtili tema ir vėlgi reikia išsidiferencijuoti. Tam reikalinga tą diagnostiką ieškant priežasčių, ar ne, dažniausiai vis tiek yra kompleksiniai gydymo būdai. Jeigu aš matau, kad žmogui galbūt reikėtų psichologinės pagalbos, aš tikrai nebijau pasakyti, padrąsinti, kreiptis, ar ne, nes matau, kad tiesiog mes buksuojam paprasčiausiai. Kad aš, ta prasme, matau, kad kai kurie kriterijai tikrai jau nėra medicininė dalis iš mano pusės, ar ne, tam, nežinau, ovuliacija, dar kažkas, kiaušintakiai, spermos kokybė, bet tai yra tiesiog psichologiniai barjerai, tikrai visą laiką stengiuosi nukreipti. O kaip tu matai, dirbi tu ne tik su moterim, tu toks esi išskirtinis ginekologas, neturi galimybę dirbti ir su vyrais. Kokią tu matai poros dinamiką žmonių, kurie gydosi vaisingumo problemas? Kas nutinka tose porose? Aišku, čia nėra vieno šablono, bet tarkim, jeigu mes šiandien šnekam apie problematiškumą, kas nutinka žmonėm? Atšala, turbūt sunku pasakyti, bet vėlgi porai nelygų, kartais ateina ir tu matai tokį gražų ryšį ir kad jie ateina kartu, o ne viena moteris. Ar ne, ir tikrai tas palaikymas, ar jeigu jau reikia leisti vaistus, tai tą daro vyras. Tai yra pasiskirstimas atsakomybių poroj, bet kartais matau visiškai priešingą, kad yra vienos moters ėjimas ir jinai pikta ir apie partnerį, taip jau ne visai gražiai ten šneka ir panašiai. Ir aš to partnerio gal net akyse nesu mačius. Ta prasme, tiesiog tai tikrai problema būna. Ir aš galvoju, tas toks tikrai fokusas nueina į pastojimą. Taip, nebelieka to mes. Taip. Ne, jau liktai poragi turi savo, žinoma, dinamiką ir reikia jiem ir pasipykti ir susitaikyti, taip. Bet liktai čia dabar tu esi man tam, kad būtų vaikas. Taip. Ir santykiai tampa tik tam, tas iš tikrųjų yra, vėlgi gal truputį nukrypstu, bet to pačiu kartais ateina poros arba moteris, kurios dar tik pradėjo savo kelionę, tai yra visai trumpai, 4 mėnesiai, 6, tarkim, dar tikrai nepasiekė tų metų, sakykim, bet jau neramu, ateina
pasitikrinti, ar ne? Ir, nu, tai sako, aš atseku tą ovuliaciją, čia viskas maždaug kažkaip ten, arba matau, nematau tos testukus, ir aš kaip tik pasakau, tada palaukit jum. Nu, jeigu aš matau, kad tai yra pora, galbūt padarai bendrą ištyrimą ginekologinį, kaip tiesiog, ir tu matai, kad lyg ir iš pirmo nėra priežasčių nepastoti, daugiau stresas, panašiai, tai pabandau juos nukreipti kitą pusę, kad jūs dabar, bent jau iki metų, turėkit reguliarų lytinį gyvenimą, nesekit, neskaičiuokit, mėgaukitės gyvenimą, na, būkit poroj, džiaukitės, kad jums nereikia saugotis ir panašiai. Ir tik tai, jeigu jau nepavyksta, po metų grįžkit, kai kuriems suveikia. Taip, nes jie tikrai labai koncentruojasi. Aš net iš draugės kažkada girdėjau, kad jos vyrui santykiai dabar yra tik tam, kad turėt vaiką. Ir daugiau tų santykių šiaip nereikia. Aišku, atsirado vaikelis, viskas persijungia, viskas gerai. Ačiū Dievui, kad persijungia. Taip. Bet aš esu konsultavus ne vieną porą, kur nepersijungia. Ir žmonės susilaukia vaikų ir lytinis gyvenimas išnyksta. Ir tarkim, kaip aš, kaip psichiatras, tai nėra mano tokie tiksliniai klausimai paklausti, bet tuo pačiu eigoj kažkaip išryškėja, kaip tas intimumas, kaip pora, kaip santykiai. Ir aš galvoju, ar tikrai pasiektas tikslas turėti vaiką padarė jūs laimingus? Taip, čia irgi yra tema. Iš tikrųjų, kartais žmonės taip sueina į tą tikslą, kad viskas aplinkui išnyksta ir aš tą matau, kad iš tikrųjų kartais net galvoja, ar tikrai tai yra jūsų situacija. Nu, tai aišku, to neištransliuoja, bet yra retai, bet matau tokiu atveju, kad ten jau lyg ir ant skyrybų ribos ir ten vieną dieną skambina, kad, ta prasme, vieną dieną pas tave turi ateiti, tada tau skambina, mes su vyru susipykę, jisai dabar jau čia man atsiuntė dokumentą, jau ten, kad reikia pas teisininkus keliauti, drama, tada vėl išsibraukia, tada po kelių savaičių jie vėl ateina. Ir taip, nu, yra tokių kelios poros. Sutika, ne, kartais nejauku. Taip, labai. Tu lik ir sprendi naujos gyvybės pradėjimą, kai jau matai, kad fonas labai negeras. Taip, taip. Ir kaip tada? Tai, žinot, negražu taip sakyti, dažniausiai ir nepasiseka, nes matyt vis dėlto yra kitur. Na, vėlgi, tai yra labai vienetai tokio atveju, ką aš sakau, tai yra labai aštrios temos, ar ne? Taip, taip. Bet gal iš tikrųjų, negražu taip sakyti, bet gal jų poroj tada ir nereikia, nes turbūt tas vaikelis neišspręs tos problemos. Kažkokios kitos, arba reiktų pradėti nuo kito, sutvarkyti branduolį jų dviejų, o gal tada ir savaime pasiseks. Tai vat kalbant apie sveikatą, aš jau šiaip visada pasisakau už psichoterapiją, psichologinius konsultavimus. Ir aš galvoju, jeigu yra šeimoje vaisingumo problemų, tai čia kartais gal yra tas momentas, kaip sakom, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, atsisukti į save. Ir aš tikrai pažįstu ir savo artimoje erdvėje žmonių, kurie nebūtinai dėl vaisingumo, bet jie atsirado psichoterapijoje. Ir prasisprendžia tokių įdomių dalykų, kad labai aiškiai priima sprendimą, kad o ne, tikrai ne dabar, man nereikia. Bet ko šiuo metu nereikia, tai pastojimo. Taip. Ir pasižiūrėk, po to dar tuo terapiniu keliu paeina ir tu matai, kad gal ir gerai, kad mes paleidžiam vienas kitą ir ne vaikais sprendžiam savo psichologinės problemas. Tai taip kalbant apie pagalbą, šiaip aš iš vis labai pasisakyčiau už psichologinę pagalbą šeimai. Tikrai vaisingumo tema, jinai negali nepaliesti žmonių. Negali. Netgi jeigu įvyksta pastojimas, visų procedūrų vykimas, tarkim, jeigu grįžčiau dar prie to jausminio pasaulio, to nesėkmingo dirbtinio apvaisinimo metu, visos poros išgyvena gedulą. Nepaisant to, kad lik ir dar net nevadinat vaisiumi, ne? Taip. Ir kaip pati sakei, kad man lik tai net baisu, kai sako, kad va jau čia vaikelis. Taip. Ne? Tai visos poros išgyvena gedulą. Tai jeigu natūraliai gedulo jausmui yra skirta metai laiko. Nu, jeigu įvyksta artimoje aplinkoje, ne? Tai čia mes net nešnekam, kiek tu turi laiko, kas čia yra per stadijose, ne? Tai aš galvoju, kad tikrai labai protinga būtų porom turėti psichologą, jeigu tai būtų įmanoma, tikslinį psichologą dirbantį vaisingumo srityje. Jeigu jau nepavyksta tokio tikslinio, tai tiesiog psichologą, psichoterapeutą, nes jausmų spektras yra didžiulis.
Ir turbūt tiek moterim, tiek vyram, kai prieinam prie tos ale natūralios prigimties turėti vaikų, tai nenori reaktyvinasi dar tavo paties visa istorija. Kokie yra mano šeimoje ten įsitikinimai apie moteriškumą, apie vyriškumą ir kaip man dabar su visu tuo čia gyventi. Ir vėl tos girdimos frazės ir taip toliau. Tai man kur norisi tą tokį uždėti akcentą, kad gedulo jausmai. Nes tarkim, psichiatrijoje gedulo diagnozės net nėra. Tai kaip ir nediagnozė. Jeigu jau mes diagnozuojam, tai mes rašom adaptacijos sutrikimas. Bet gedulo reakcijos, tai jos yra labai labai stiprios. Ir kartais gedulas nebūna tik gedulas. Aš gal nebeturiu jėgų išgedėti fiziologiniu paprastu būdu pagal ten laiko kažkokius kriterijus. Arba jeigu aš nežinau, kad aš gedžiu, nes gedulas turi stadijas, ne, ir tos pykčio reakcijos. Labai matau šitą. Matai, ne? Matau. Kai žmonės... Įvairiai, bet matau, tikrai praeina tuos etapus visus ir neigimas, pyktis, na tai būna, kol susitaiko. Ir kartais labai greitai, iš karto tai kada sekanti procedūra. Ir čia irgi yra gedulo dalis, kad aš nenoriu būti šituose jausmuose, čia būtų gal apie neigimą labiausiai, ne? Dirbam. Kada sekanti. Bet kartais aš manau, kad reikia sustoti ir truputėlį į save, kaip tu ir sakai, atsigręžti. Tos tokios paskirti svorio, erdvės. Taip. Aš tokį turiu vieną, žinai, poros irgi atvejį, kaip jie kelis kartus bandė pastoti, nepavyko. Ir labai moteris turėjo nerimo dalykų, atvyko konsultacijom ir jinai sako, žinot ką, aš dabar geriu vaistus ir jokių šnekų apie pastojimą. Ir taip gera, sako, žinokit, aš net ir nebežinau, sako, mes čia norim, nenorim, aš nebekeliu savo to klausimo. Ir aš galvoju, wow, žmogui, ne, prireikė psichiatrinės pagalbos ir tai atpalaidavo. Ir atpalaidavo abu ir jie ten savo mėgaujasi, gyvena, keliauja. Sakė, kiek reikės, tiek gersiu tos vaistus, nieks čia man nieko tegul nebepasako. Aš galvoju, aiškiai žmogus legalizavo tai, ką jisai jaučia, jokių projekcijų, kaip čia turi būti ta šeima ir kaip ką, ir pasirūpino savimi. Teisingai. Tikrai kartais reikia. Dažnai turbūt ne kartais reikia. O Lina, kas būtų tas momentas, kada jau gal gana ir kas priima sprendimą? Toks slidus klausimas, nėra vieno atsakymo nėra, nes kiekvienas atvejis individualus, ar ne, bet tu turi pasvertai pažiūrėti visų pirma priežastį, taip? Deja, bet amžinis faktorius moterim yra labai svarbus ir kartais, kai pamatau, kad ateina jų stipriai virš 40, nekalbu 40-41, bet yra 46-48, ypač jeigu susiranda naujo, dažnai jauną partnerį, moteris nori tam partneriui pagimdyti vaikelį ir labai dažnai adekvatumas baigėsi šitoj vietoj. Ir tu bandai paaiškinti, ar ne, kad taip mes galim pabandyti, pasakai, kokie šansai, kad yra pakankamai maži, ar ne. Iš vieno jau kalbu apie pagalbinę apvaisinimą, kad daug apsigimimo tikimybė, čia yra ir kita pusė šitoj vietoj, stipri. Yra. Dar labai gerai, jeigu pavyks, bet kai pavyks, dažnai gali baigtis liūdnai iš genetinės pusės. Tiesiog pabandai paaiškinti viską ir sakai, gal jums geriau žiūrėti donorinės programas ar ne, kažką, į tą pusę. Lyg ir viską paaiškini, moteris išeina susipratus ir tada gauni žinutę, bet mes vis dėlto nusprendėm, kad bandysime patys. Ir toksai amžius turbūt labai stipru šitoje kriterijus, taip, moteriai tikrai. Aišku, niekada aš ne dievas, aš negaliu pasakyti, kad nebus ir aš niekada taip nesakau, nebent yra akivaizdžiai, kad pas vyrą sperma nėra ar ne, pas moterį užakę kiaušintakiai, tai be pagalbos turbūt nebus, bet kitais atvejais tu negali kirsti žmogui vilties ir visko, kad nebus, bet tu realiai paaiškini situaciją. Aišku, dažnai, kaip ir sakau, ypač šitose porose su amžiaus skirtumu. Kažkaip išsijungia logika. Kažkaip net nepagalvoju apie šitą kategoriją žmonių. Teisingai, taip? Taip, šitas faktoras, tada žiūri, kiek padaryta procedūrų, kokie įvertinė, kokios buvo baigtis, išeitis ir dėl ko galimai, kad gal yra genetinis faktorius įsijungia, ar ne tenais. Ir panašiai galų gale sveikatos klausimas, tai
kiek moteris gali darytis procedūrų, kiek. Va, čia aš turiu šitą klausimą. Kiek yra tas skaičius tiesų? Aš tikiu, kad nėra priimto, bet 2, 3, 5, kiek? Sunku pasakyti, jau turbūt aš, jeigu 4 kartas jau labai mąstyčiau, Taip. Bet vėlgi labai sakau individualų suvedi, kodėl, bet labai dažnai šitoj vietoj tu pasakai ne. Sako, gerai, supratau, visą gero ir nueina pas kitą specialistą. Arba, tarkim, aš matau, kad jau istorijai vaikščiojo per kelias klinikas, atliko, aš jau 3 galbūt esu pas ką atėjo, bando, nes turbūt neįtiki, kad galbūt pavyks, taip, kartais pavyksta, galbūt, tai vėlgi nebūtinai, kad tu kažką geriau padarai, bet gal aplinkybė susidėlioja gerai ir panašiai, bet vis dėlto jau irgi yra rodiklis, truputį sustoti ir pažiūrėti, ar tikrai dar reikia. Bet sunkios tokios konsultacijos, ne? Sunkios tikrai būti to tokiu pranašu, būti to tokiu stabdančiu. Taip, vėlgi, kaip aš sakau, aš visada, jeigu matai, sakau, kad aš tikrai negaliu 100% pasakyti, kad jums nepavyks, bet ir tu sudėlioji tada logiškai procentus, visas aplinkybės ir panašiai, ir pabandai nukreipti. Kartais girdi, kartais ne. Tai būtų amžius, procedūrų skaičius, taip. Diagnozė galų gale ar ne, dėl ko tas įvyko irgi, taip. Aš gal pasikartosiu, bet mano gerieji atvejai yra, kai moteris ar pora priėmė sprendimą, kad mes patys priėmam pasitraukti. Taip. Iš šito net nežinau, kaip pasakyti, žaidimo. Taip. Ir mes imam pertrauką. Ir tarkim, tą, ką aš kaip psichiatras matau, nuo tada prasideda sveikimas. Nes nori, nenori, pora yra labai dideliai įtampoj. Ir vėl man kaip psichiatrui priimti sprendimą gydyti ar negydyti. Aš aiškiai matau nerimo sutrikimą, gal ir depresinę būseną, kur jau čia procentais kalbėjom, kad net beveik negali nebūti. Ir irgi tu tokioje akistatoje, ne? Tai aš dabar paskirsiu gydymą, o tai kaip pastojimas, o pirmas nėštumo trimestras, tai su vaistais, be vaistų. Ir vėl, kaip aš taip galiu 100% garantuoti, kad gerkit mano vaistus, viskas bus gerai, tik taigi, ne, irgi norisi būti labai atsargiam, ypač kai žmonėms sunkiai pavyksta, tai tie kriterijai yra dar didesni. Tai gydyti ar negydyti, labai subtilus klausimas. Aš dažniausiai žmonėms sakau, kad jūs gal truputį sustokit. Jeigu reikia priimti depresijos ar nerimų gydymą, gal sustokim ir pasirūpinam psichikos sveikata. Ir tada nebūsim nei vienas atsakingas už tai, ar nėštumo metu gali būti psichotropiniai vaistai ar negali. O pastojimo metu prasideda panikos priepuoliai. Tai gydyti ar negydyti, tai tikrai daktarui didelė atsakomybė. Taip sunkiai moteris pastojo, o dabar nedaug dievė praras kūdikį dėl to, kad nerimas nesugydytas. Taip. Irgi taip tikrai šitoj vietoje yra labai daug atsakomybės. Man būna ir rašo po, tarkim, kažkokių nesėkmių, kad mes galvojam ir ar mes galim padaryti pertrauką. Ir aš tikrai visada tokiu atveju sakau taip, jūs turite turėti laiką savo, galbūt psichologinę pagalbą, visą šitą. Ir iš tikrųjų kartais žmonės padaro pertraukas, grįžta ir mes turim tą rezultatą, bet jie jau kitaip eina į tą procedūrą. Netgi dabar aš esu dar tik gydymo etape su viena pacientė. Pirmas IVF-as mums nepavyko, pagalbinio apvaisinimo procedūrą. Jos psichologinė būklė buvo prasta ir jinai dabar pas mane atėjo, jau gydymo etape ir sako, žinokit, daktarė, aš dabar visai kitaip į viską žiūriu. Taip. Sako, taip, man buvo taip sunku prieš tai ir dabar visai aš tiesiog, jeigu lemta, tai bus. Bet jinai nes ėjo toks ir pasipriešinimas jau netgi būdavo. Tai matau šitus atvejus tikrai taip. Tai ir poros dinamika, ir kiekvieno asmeniniai sveikatai tikrai yra įtaka. O Lina, pakalbėkime apie tai, gal jau jūs ir mažiau matot šito srauto žmonių, bet vis tiek turbūt ir bendraujat, gal lieka, kažkoks asmeninis ryšys su porom, su kuriuom ilgiau padirbat. Kadangi šiandien kalbame apie moters sveikatą, tai noriu pasidžiaugti, kad mūsų laidos rėmėjas yra MultiGyn produktų linija. MultiGyn tai yra produktų linija skirta moters kasdieniai intymiai higienai. MultiGyn Liquid Gel
Padeda sumažinti makšties sausumą, dažną diskomfortą kylantį dėl hormoninių pokyčių, streso ar gydymo. Be kvapiklių tinkamas net itin jautrioms moteriams. Multigene Actigel 2 viename. Dvigubo poveikio gelis skirtas apsaugoti nuo bakterinės vaginozės bei sumažinti sudirginimą paraudimus. Multigene Flora Plus. Gydo makšties infekcijos simptomus, gelyje esantis probiotikai padeda natūraliai atkurti apsauginę mikroflorą ir rūgštinę terpę. Veiksmingas, bet itin švelnus. Multigene Femi Wash. Tai kasdienio prausimosi putos be muilo, kvapiklių ar dirgiklių. Idealiai tinka jautrioms dienoms, nėštumo ar gydymosi laikotarpiu, kai ypatingai svarbu švara ir komfortas. Rūpinimasis savimi tai ne prabanga, o kasdienybė. Su Multigene tai tampa paprasta, švelnu ir saugu. Kaip vyksta porose, jeigu jie ilgai gydėsi ir susilaukia vaikelio? Kokią jūs matote dinamiką? Gal net ir apie geruosius atvejus pakalbėkim, kad čia tik mes labai liūdnai neskambėtumėm, bet po to pašnekėsim ir gal nebūtinai apie geruosius. Aš turbūt dar pakalbėsiu apie tai, kaip pavyksta, bet galbūt dar gimdymas nebeteigiamas testas, ar ne? Ir va čia, ir iš tikrųjų čia tikrai atsiranda kartais labai stiprių psichologinių problemų, matyt, todėl, kad baimės, kai kur, na vėlgi skirtingi atvejai, bet yra baimė, ar aš būsiu gera mama, ar aš galėsiu, galbūt nežinau, tapatumo krizės, prieš tai aš esu ta, kuri negalėjo turėti ir dabar kas aš esu. Ta prasme, nu, tokių visokių matau, kaip žmonėm, vieniem lengvesnė forma, tie nerimai eina kažkaip pakalbė, kitiem matau, kad labai jau reikia jūsų pagalbos, ar ne, nes ten jau yra rimtos bėdos atsiranda, bet vėlgi ne visada, va, taip atrodo keista, tu taip laukiai, norėjai. Kas atsitiko, ne? Taip, turi ir staiga visiškai persijungia, na, į tą tokį, vietoj to, kad kartais va dar nejaučia simptomatikos, labai baisu, reiškia kažkas, kažkas blogai, aš sakau, palaukit, sakau, tai jūs džiaukitės, kad jūs esat viena iš nedaugelio, kuri nieko nejaučia. Ir aš netgi žinau, yra tokia pacientė, jinai man to nesakė, bet aš žinau iš aplinkos. Jinai pas mane ateina taip, kaip aš ten noriu, kad ateitų kartą per 2 savaitės, nu pradžioj, čia per tas ankstyvą diagnostiką. Ir į tarpus jinai dar nubėga į 2 kitas klinikas pasitikrint, ar tikrai viskas gerai. Kaip nesaugu. Labai nesaugumo jausmas. Nesaugumo jausmas didžiulis. Taip. Ir va, kaip tu sakai, ta tapatumo krizė taip įdomu, ne, žmogus liktai, kai turi tikslą, jisai gyvas, energingas, sudėliotas planas. Taip. Tikslas pasiektas, rezultatą turiu. Taip. O kur aš? Ne, kaip įdomiai žmonės praranda save, pasiekia tikslą. Taip, taip. Atrodo nepagalvotum, bet tai būna. Ir turbūt panašus dalykai gali atsitikti pagimdžius. Manau, kad taip, ir pagimdyminės depresijos visi šitie tokie sunkus liūdni atvejai, taip. Tai va, tai aš gal šitą gal kategoriją moterų tikrai matau, kurios daug įdeda energijos tam, kad turėtų vaikų, nebūtinai dirbtinio apvaisinimo, bet gal taip. Ir būna labai stropios, nėščiosios, viską teisingai valgo, teisingai daro ir ką, ir jėgų po gimdymo nebėra. O po gimdymo tik tai pradžia. Taip, tai va tą tokį, ką aš matau, kad būna, o dievai, kaip aš tiek daug įdėjau energijos, tai kaip man dabar, kas aš vėl, kokia aš čia mama, kaip aš galiu čia blogai jaustis, kodėl aš nesidžiaugiu, kaip aš čia pasirūpinsiu, tai tą, ką aš matau porose, kurie turėjo sunkumų susilaukti vaikų, kad jie yra labai labai reiklus tėvai savo. Taip. Tokie gal nerimastingi. Aišku, tie, kurie ramus aš nematau, bet nerimastingumo tokio matau, perfekcionizmo, dideli reikalavimai savo, koks aš kaip tėtis, kokia aš kaip mama. Ir kur man truputėlį liūdna, va tas toksai nerimastingas buvimas, jisai labai persiduoda vaikui. Deja, taip. Deja, taip. Ir jie turi neramius vaikučius. Taip. Ir netgi jeigu jie turi ramius vaikučius, tai jie padaro juos neramiais. Jau kai vaikas pradeda eiti į darželį ir ten, jeigu mamos nerimai nesibaigia ir to tokio baimė prarasti, baimė netekti,
Aš tarkim kartais konsultuoju suaugusius žmonės, kurie buvo tie sunkiai susilaukti arba gimė po vieno iš netekties, ten mirė ten kokia sesė, tada susilaukė manęs. Sunku patikėti, bet tai yra tokie nerimastingi žmonės ir aš manau, kad jie yra va tie permaitinti mamos nerimų vaikai. Mama taip stipriai jautėsi nesaugi, galinti tavęs neturėti arba tave prarasti, kad tie vaikai jie patys nežino, ko jie nerimauja. Nes tai buvo tiek iš anksti ir taip gausiai paduota, kad turinio beveik nėra. Mama buvogi labai gera. Na, taip, žinoma. Turinio beveik nėra, tik turinys apie tai, kaip viskas buvo gerai, kiek aš visko daug lankiau, kaip man nieko netrūko. Ne, tik tai ten ta kažkur toli žinutė, kaip man baisu, kad tavęs nebus, arba tu ten nebūsi mano lūkesčius atitinkantis, aš tiek daug investavau savęs, dar kažkas, tai čia, oi, kaip šitas kamoliukas kartais susivinioja, tai... Aš tikrai manau, kad labai gilus ryšys yra, gal apie tai mažai žinom arba mažai šnekam, ar ne, bet faktas, kad vaikai perima kaip kempinės daug, atsineša ir daug problemų, nu, turbūt ar matai, būtent siejama grįžta į vaikystės visas ar netgi gal ir į nėštumo etapą, sunku pasakyti. Net yra tokios teorijos, kad ir pastojimo momente, ne, tai bet aš galvoju, va, kaip tu man pasakoji, ne, kaip vyksta dirbtinio apvaisinimo, tai tas momentas, kur sakei, papasakok man truputį, ne, kaip moteriai leidžiama pagulėti ramiai. Taip, po procedūros leidžiam, na, tarkim, iki pusvalandžio dar pagulėti, nešokti iš kėdės. Iš tikrųjų, moksliškai neįrodyta jokia nauda šito, tikrai. Bet aš labai mėgstu tą padaryti, jeigu moteris ateina ne viena visą laiką po procedūros, po įkėlimo pakviečiu vyrą šalia. Ekrane palieku jiem, nes jie gali matyti, mes ultragarso kontroliai dažnai keliam embrioną ir matosi tas taškiukas gimdoj, kad jie pasvajotų, aš jiem paaiškinu, parodau, palieku juos su savo mintim. Na, daugiau čia toksai tam teigiamam emociniam. Man geras šiurpas eina, žinai, man kaip psichiatrai iš tikrųjų va tas subtilus momentas, ne, tvarkoj jis neįvyko natūraliai, bet paskirkim tam tokio laiko, pagarbos, dėmesio. Tai aš matau, kaip jie, jeigu tai yra jie dvies, jeigu ne viena moteris atėjo, kaip jie žiūri tą taškiuką, rodo, ten juokiasi, na, jau kažkaip tas atsipalaidavimas įvyko. Tai tikrai taip. Tai aišku, mum už nugaros tos mūsų profesinės, ne, baimės, kas taip, jeigu... Tikrai taip, tikrai taip. Bet manau, kad tas yra svarbu ir tu negali vien vadovautis gairiam, kad jeigu mokslas įrodė, kad tai nekelia kažkokios svarbos ar ne rezultatai, bet aš manau, kad psichologija labai yra tikrai šitie energetiniai dalykai, va ten tos kelios ląstelės, kokioje atmosferoje jos pradeda vystytis, ar tai tas saugumas ar nesaugumas. Ir aš galvoju, kaip gražu, kad va, jūs ginekologai sukūrėt va, tą tokią erdvę, tą galimybę žmonėm pasidžiaugti tuo momentu. Na, labai svarbu, nes iš tikrųjų jie ilgai ėjo tuo keliu, tai kaip, aš net nesuprantu, kaip, ne, jiem tai yra, mes gal į tai žiūrim, kad ir moksliškai, ar ne kažkaip, bet jie tai dažniausiai netgi kartais sudievina tą momentą, taip, tai dėl to tas pabuvimas su savim, manau, kad yra svarbu. Elina, o tu žinai, kiek tu turi vaikų? Gėda pasakyti, neskaičiuoju. Man dažnai užduoda šitą klausimą, aš to tikrai, nu kodėl aš neskaičiuoju, nežinau, neskaičiuoju, bet turbūt, kad jau yra. Tikrai daugiavaikė. Nu, jau panašu į taip. O būna, kad žmonės ateina po kiek laiko pasirodyti, kokie, kaip sako, jie mes užaugom. Ateina ir pasirodo ir labai dažnai beveik visą laiką gauna nuotraukėlę po gimdymo su aprašu, kad vardas ten vaiko, svoris ir panašiai. Na, žodžiu, visą šitą tikrai matau ir man labai smagu, visą laiką šypsena, aš jau skaitau, pati su savim sėdžiu, ten tokiai pozityvioji emocija, bet tai yra svarbu. Tai. Man nelabai dažnai pasitaiko, bet kartais pasitaiko, kad žmonės pasveiksta. Ne tai, kad nepasitaiko man, kad pasveiksta, bet pasveiksta ir paima konsultaciją tam, kad ateitų ir pasakytų, kad aš pasveikau. Tai aš kaip ir sakau, nu žinokit, labai ačiū jums už šitą konsultaciją, kad jūs tai padarėt, nes man kaip gydytojui
irgi yra labai svarbu, ašgi būnu jūsų procese, šiaip natūraliai mes pripratę, kad žmonės pasveiko ir nebeteina, nes jie pasveiko. Tai va, aš galvoju, jūsų tas toksai jau labai apčiuopiamas rezultatas. Tai va, kaip tu sakai, prisiminiau dabar atvirgi, kad paima konsultaciją, tai dažniausiai vis dėlto būna arba žinutę parašo, ar ne, arba kažkaip, arba antro vaikelio jau prieš, kai ruošiasi susilaukti, ateina, pasirodo, ten kaip šeima, viskas gerai, bet iš tikrųjų vieną kartą buvo, yra konsultacija, aš matau, kad savo pacientą, turbūt jau neturėtų būti pagimdžiusi, taip, gal po gimdymo atėjo pasitikrinti, dar kažkas, plius iš kito miesto jinai važiuoja, ir aš jau, taip, jinai ateina su vaikeliu, šneka, ir taip, aš jau taip, gerai, o kada jau mes pereisim prie problemos, nes tu galvoji, kad greičiausiai tau jau dar reikia ją žiūrėti ir panašiai. Ir taip kažkaip aš net ir pabandau paklausti, ar tai turit nusiskundimą. Ir sako, ne, aš tiesiog, mes dabar važiuojam prie jūros ir aš nusprendžiau tą pačią dieną, kadangi pusiaukelė, atvažiuoti pas jūs, tiesiog pasirodyti ir pakalbėti. Ir man toks, wow, kaip gražu. Ir tikrai ta visa diena, taip kažkaip. Taip, čia ypatingos dienos ir aš ne todėl, kad raginčiau savo žmonės atvykite sveiki, bet kaip būna gera, kai jie taip natūraliai ateina, va, daktarė, tikrai nei vieno nusiskundimo, visus vaistus nutraukiau, tiesiog atėjau pasakyti. Ir kaip taisyklė būna psichiatriniuose mūsų susitikimuose, kad įvyksta kažkokia įžvalga žmonėm, kad va, dabar pokytis yra ten ir ten ir ten ir ačiū jum ir visa kita. Tai va, taip, tai aš galvoju, kad ir jūs dalyvaujat va, tam tokiam gyvenimo procese. Elina, gal pabaigai sudėkim akcentus, kokia būtų ta vis dėlto kompleksinės pagalbos svarba ir struktūra reikalinga. Vat nebūtinai, kad tai vyksta, bet taip, kaip jūs matytumėt, ko reikia žmonėm, kurie susiduria su vaisingumo problemom. Na, turbūt gal net jau kai pradedi planuoti, vėlgi dažniausiai tikrai iki metų nerekomenduojam kreiptis, jeigu žmonės poroj neturi kažkokio aiškių ligų, kas galėtų įtakoti vaisingumą. Bet kartais, tą, ką matau ir jau kalbėjau, jeigu nepastoja mėnesį, 2-3 ir jau užsisuka mechanizmas, jo labiau draugė pastoja per pirmą mėnesį, kita per antrą, tai kaip? Ir tada jungiasi stresinis mechanizmas. Tai galbūt geriau tokiais atvejais ateiti, mes pakalbam, aš pasižiūriu, kad ir pirminę, visiškai bendrą konsultaciją pasidarom ir aš tada paklausiu poros, sakau, ar jūs jausitės ramiau? Man atrodo, kad jums dabar tirtis nereikia, dar jūs galite planuoti, bet jeigu jūs jausitės ramiau nuo to, kad mes išsitirsim, mes galim tą padaryti ir galbūt jeigu viskas gerai, tiesiog jūs ramia širdim toliau planuosit. Na tai pirmas dalykas turbūt, kad čia nesisuktų visą laiką, jeigu yra tas klausimas, tos baimės, nes kai užsisuka, turbūt jau paskui sunkiau sustabdyti nei leisti įsivažiuoti. Taip. Ir iš tikrųjų, jeigu tai yra saugiai veikiantis dalykas, tai padarykim taip. Manau, kad taip. Tai vat kitas momentas, jeigu jau yra laikas kažkoks problema, neatitolinti viso šito, kreiptis pagalbos, ar ne? Galų gale, ar pas mus iš karto, pas vaisingumo specialistus, ar tiesiog, kad ir pas šeimos gydytojas, na kažkur kreiptis į mediką, kuris nukreips, bet faktas visą laiką atsigręžti į psichologinę būseną, ką aš tuo metu jaučiu, ką man tai kelia ir galbūt dažnai kreiptis ir į jūs, gal net prieš mus, ar ne? Tai tas būtų gerai. Manau, kad taip. Jeigu iš psichologinės pagalbos tos struktūros, aš tikrai labai didelį akcentą dėčiau, kad ir vyrai, ir moteris turėtų savo asmeninį psichoterapeutą. Aš galvoju, nebūtinai apie vaisingumą. Tikrai mes visi turime temų, prie kurių yra verta prieiti. Galim pradėti nuo vaisingumo, ką tai manyje kelia, bet dažnai tikrai yra tai, ką prasprendus tokia poros kokybė būtų labai kitokia. Tai asmeninis konsultavimas būtų man numeris 1 rekomendacija. Poros konsultacijos superinis dalykas. Nes poros psichoterapija yra dar labai kitas dalykas, dėja Lietuvoje specialistų yra mažoka, patekti yra sunkoka, bet tikrai yra žmonių, kurie dirba su poromis. Nes aš galiu dirbti apie save kiek tik tai noriu, bet jeigu neįvyksta komunikacija arba ta komunikacija vyksta labai skirtingai mūsų dviejų, tai tas trečias žmogus, jisai tikrai gali būti labai reikalingas mums padėti susikalbėti. Tai poros psichoterapija. Dar kas, man atrodo, būtų labai gerai ir prasminga porom, kurie turi vaisingumo problemų, viskas, kas padeda kūnui. Nes tai yra
kūno, energetiniai, psichologiniai, bet to pačiu ir kūno reikalai. Kūnas, jisai sušokinėja į spazmus. Ir dubens raumenis, ir kraujotaka, limfotaka, ir kaip tu čia nestresuok. Tai aš negaliu padaryti, kad aš nestresuočiau, bet tai gal aš galėčiau įtampos fone pasirūpinti savo kūnu. Labai sutinku. Tai būtų ir visi vibraciniai dalykai, kineziterapija, jeigu žmonėm priimtina meditacinės praktikos, kvėpavimo pratimai, mes šiaip jau nemokam kvėpuoti, o jeigu aš esu ten kelių metų įtampoje, tai kaip aš sakau, įkvėpiau, o iškvėpti pamiršau. Ir kvėpuoju ten su savo likučio nelabai daug ir viskas eina per viršų. Tai kvėpavimo praktikos aš galvoju, kad visam kūnui būtų sveika tame tarpe ir reprodukciniai sistemai, tai labai dėčiau akcentą ir akupunktūros. Tikrai labai geras akcentas, labai svarbu. Nes kažkaip tai panašiai. Sportas, joga, sveika mityba ir aš kaip sakau, kartais per problemas į mus ateina tiek daug gerų dalykų. Nei aš ten savo paskirčiau reikalą ten išmokti teisingai kvėpuoti ar ten jausti savo kūną. Kad ten visą gyvenimą pragyvenau, nejausdamas įdą galiu pagyventi. Dažnai mes tą problemą matom kaip tokią tik uždarą problemą, bet labai dažnai tai yra raktas į kažkokią gilesnę bėdą, tai taip. Suklusti, išgirsti. Tai kai keičiasi požiūris, tai būna kažkaip labai skanu ir gal mes neišsprendžiam kartais tos tiesioginės gal net neįvyko, bet kiek žmonės gali prasispręsti ten fone esančių dalykų ir tikrai gyventi komfortiškai, kokybiškai, su vaikais, be vaikų, bet tą kokybę tai mes turim teisę pasiekti. Tai labai sutinku. Tai gal pabaigai ir būtų tas toksai akcentas, kad ne visada pirminė problema išspręsta, taip, padarys mane laimingu ir nebūtinai nelaimingu. Taip, jeigu aš galėčiau pasiimti pagalbą, kurios man reikia ir neišsprendę savo problemos, aš galiu būti laimingas. Taip. Elina, labai ačiū už pokalbį. Ačiū tau. Man kažkaip atrodo, kad labai svarbu, kad mes kuo daugiau temų atidarytumėm žmonėm tose subtiliuose dalykuose. Aš iš tiesų labai apsidžiaugiau, kai pakvietė apie tai pakalbėti, nes tai buvo visiškai man neįprasta tema, ta prasme dažniausiai tai pratęs kalbėti, apie kažkokius medicininius priežastis, pasiekmes, gydymas ir panašiai, bet visą laiką pamiršti psichologinį. Turbūt nuo ko dažnai prasideda problema. Tai tikrai atsiranda. Arba atsiranda. Taip. Ačiū, Elina. Ačiū. Tikiuosi gražaus bendradarbiavimo, sėkmės poruose ir savyje. Ačiū labai. Iki. Su nevaisingumo problema susiduria vis daugiau porų. Tačiau lygiagrečiai ir vaisingumo gydymo galimybės sparčiai tobulėja. Todėl galimybė pastoti yra, kartais net ir labai sudėtingose situacijose. Didžiausio Baltijos šalyse vaisingumo centrų tinklo Northway komanda gali didžiuotis rezultatais. Kas antra pacientė pastoja jau po pirmos pagalbinio apvaisinimo procedūros, o 7 iš 10 pacienčių nėštumas diagnozuojamas 2 metų laikotarpyje. Didžiuojamės ne tik rezultatais, bet ir atliekamų paslaugų įvairovę. Laboratorijoje dirbama su pačia naujausia įranga, įdiegti pažangiausi embrionų auginimo ir vertinimo metodai. Suteikiame galimybę porai tapti tėvais, naudojantis donorų spermos bankų ar kiaušialąsčių donorystės programa. Visas nevaisingumo gydymo paslaugas suteikiame arčiau jūsų. Vaisingumo centre Northway Kaune įrengta moderni, aukščiausius standartus atitinkanti vaisingumo laboratorija su pažangiausia įranga. Noriu priminti poroms, susiduriančioms su vaisingumo problema, nedelsti ir nebijoti kreiptis pagalbos į specialistus.